kaip manai, kuri iš ta e-commerce platformų turi dabar šviesiausią ateitį arba kuri, tarkim, tavo akimis labiausiai auga, juda į priekį? Tai Shopify'us vis dar auga, tikrai. WooCommerce'as, mes augam joje, tai procentiškai greičiau negu Shopify. Žinai, ar ten ateina daug naujų klientų, turbūt ne. Aš manau, kad WooCommerce'ui, WordPress'ui reikia iš tiesų išrasti save iš naujo. Tai ir aš tai taip manau, kad vis tiek, žinai, Shopify'us yra didžiulė platforma, bet vis tiek jinai sudaro globaliai 20% e-commerce. Iš D2C brandų, direct to consumer, nekalbam apie ten Amazonus, eBayus ar ten AliExpressus, žinai. Bet vis tiek 80% yra labai rinka išsidalinta daugybės mažų, lokalių, regioninių, nacionalinių platformų. Tai aš kažkaip manau, kad tų platformų kažkaip irgi stiprėjimas ir augimas irgi bus, žinai. Tai prieš kokius 5 metus aš tikrai galvojau, kad Shopify'us eina į tokį global dominance. Dabar manau, kad jis, ir skaičiai to rodo, kad jis auga gerai, bet labiau auga iš to, kad auga jo kai kurie didesni vidutinio ir dydžio ir didesni prekybininkai, bet ne dėl to, kad jis sugeba pritraukti labai daug naujų verslų ir panašiai. Tai manau, kad šiaip įdomi konkurencija. Shopify'us tikrai yra lyderis, WooCommerce, manau, turi didelį potencialą, bet yra ir tos šiuo metu mažos platformos, kurios tikrai atsiriekia savo segmentą. Kol turbūt iš jų kol kas nesimato kažkokio tokio žvaigždės, kuri galėtų imti ir pakeisti rinką, žinai, disruptinti. Žiūrėsim, ką jūs atneš.